Projektas Kur švęsti. Sveiki, aš renginio vedėjas Žiogas ir mes esame kur? Vyšnių dvare. Istorinė vieta, kurią savininkai Jolanta atstatė taip, kaip buvo dvaras prieš tai. Ir kasgi čia vyksta? Ogi vyksta jūsų gražiausios gyvenimo šventės. Kur ši vieta randasi? Ogi randasi šiek tiek už Kartenos. Tada Aurimas ir Tautvydas pristatys jums brangiai šventėjai, kas čia per vieta ir ką su ja reikia daryti. Taip, Vyšnių dvaras tikrai labai graži vieta gamtoje, dėl to turime tikrai didelių pliusų. Nėra laukia garso ribojimų, nėra fejerverkų ribojimų, aišku, viskas pagal įstatymus. Bet pradėkime nuo pradžių. Tai čia mano kairėje yra nuostabus parkingas, kuris randasi nuo Palangos 25 km, nuo Plungės irgi 25 km. Toks viduriukas. Taip. Ir parkingas? Parkingas yra iki 40 automobilių, matote, kaip yra galimybė juos sustatyti. Taip pat vienas dalykėlis iš karto galbūt užbėgant už įvykiams, už akių, apžvalgai už akių, yra vienas namelis tenai, kuria talpinama 16 žmonių, vienas šešiavietis, vienas dvivietis ir 2 keturviečiai kambariai. Jūs matote juos tenai, svečiai gali įsikurti. Ten dažniausiai rekomenduojame vyresnio amžiaus žmonėms, šiek tiek toliau nuo šurmulio. Lemputės vis dar šviečia čia, šiaip matote, kokia yra didelė ir patogi lauko erdvė, kur gali būti ir užkandžiai, ir pasitikimai. Tenai parkingo vieta irgi, kurią matote toliau, jinai galima būti skirta svečiam, kurie yra įsikūrę namelėje, apie kurį neseniai kalbėjau. Laukia užkandukai, taip pat yra ceremonijos vieta, jie galite pasižiūrėti, kur ir vyksta sveikinimai šiek tiek mano dešinėje. Čia labai dažnai vyksta sveikinimai, dėl to, kad nežinau, ar savininkai specialiai ar nespecialiai ruošia šią vietą, bet žinokit, 9 iš 10 kartų ten nebūna saulės, tai yra labai patogu, kad būtent sveikinimai vyktų tenai. O kadangi pradeda šiek tiek lašnoti, galbūt keliaukime į vidų apžvelgti salės. Taip, Vyšnių dvaras tikrai turi labai gerą aurą. Turime parkingo 40 vietų, turime nakvynės patogiai. Apie 50 žmonių, bet galima migdyti iki 73. Taip pat yra skirtingų vietų, kur kam būti, nes, pavyzdžiui, jeigu laukia geras oras, dažnai barmenai būna, jeigu laukia, tai čia, jeigu viduje, tai pagrindinėje salėje vos tik įėjus, kas dar yra labai svarbu, ryšys. Vos tik įėjus jūs registratūroje pasitinka dvaro savininkė, jinai nurodo, kur kam įsikurti, kieno yra kambariai. Čia yra užkandukų vieta, kaip ir sakiau, mobilus baras. Jūsų salės durys yra uždarytos iki to momento, kol pasirodysite jūs. Tai jūsų dekoras nebus nufotkintas ir įkeltas į Instagramą anksčiau laiko. Aurimai, svarbiausia salės, visa kita svarbiausia yra tualetai. Reikia pasižiūrėti, kaip jie atrodo, tai yra pakankamai tvarkingi, labai priderinta yra prie dvaro aplinkos. Tai nėra kažkokios tai naujos gražios baltos plytelės, o dabar galime šiek tiek pakilti viršų ir pasižiūrėti jaunųjų kambarį ir paprastą mirtingųjų kambarį. Tu prieš tai Tautvi paminėjai apie tos sanmazgiukus, tai kas yra labai svarbu ir tikrai tikiu pagalvoja jaunieji, kad kiekviename kambaryje yra sanmazgai. Taip. Ir šiaip, jeigu pastebėsit, nors ir dvaras yra, kaip sakyti, su to pavadinimu dvaras, bet kambariai yra, naujoviški ir kitas dalykas, įėjimai su kortelėmis, patogus. Štai čia jūsų dėmesį jaunųjų kambarys. Kambariai yra modernus, bet klasiški. Nėra kažkokių tai labai jau, kad būtų technologiškai modernus, kaip ir minėjai, kortelės. Televizoriai, visa kita pakankamai erdvus, ką pastebėjau, visi kambariai. Šiaip būtų fan, jeigu, žinai, kai būna, aš kai vaikų neturiu, kai būna, pavyzdžiui, vaikų kameros, tai gali jaunieji gulėti lovai ir stebėti, kas vyksta salėje. Žinai, kas šoka, kas šotus, kas ką. Taip. Taip, užėkime, yra pakankamai erdvi vonia, dušas, tiksliau, vonios kambarys, taip pasakykim. Ir jų mes turime, namelėje turime 4 kambarius, 2 keturviečiai, 1 dvivietis ir 1 šešiavietis. Čia yra 15 kambarių. Taip, ir visi jie turi, kaip ir Aurimas minėjo, tualetą, savo atskirą, kiekvienas kambarys. Jie yra labai labai erdvus. Šiaip tikrai, aš manau, kad iš kiekvieno kambario čia galima padaryti, vos ne 2. Taip. Tai televizoriukai. Net dadėjus, kaip ir sakėm, jeigu reikėtų ekstra vietų, dadėjus tą lovą, kambarys nebus užgrūstas. Taip, ir jeigu jau dadėjus ekstra lovas visur, tai čia migdoma yra 73
žmonės. Taip. Keliavam į apačią, apačioje dar taip pat yra ir -1 aukštas. -1 aukšte yra tualetukai. Jo, 2 tualetai. Ir jau vaikinų ir merginų tualetai. Taip, ir vedėjų kambariukas, kur vedėjai ir atlikėjai gali ramiai persirengti. O kaip ir sakam, atvykstant jums, jau viskas, visi sveikinimai baigti, mes įeiname į salę, o prieš tai dar mūsų operatorius labai trykšto noro parodyti tą -1 aukštą, kuriame, kaip ir sakėme, yra tualetai ir vedėjų arba personalo kambarys. Taip, ten, kur pasislėpia visi jūsų atlikėjai. Bet šiaip yra labai patogu, nes durys susidarytos, asistentai gali taip prižvelgti duris, kad niekas nepamatytų ir jūsų staigmenos keliauja į apačią. Ir jeigu mūsų operatorius užsinorėjo į tualetą, tai tam yra pertraukėlė, kuri bus po filmavimo, o dabar mes kviečiame jį pakilti į viršų. Ir jis, kur buvęs, kur nebuvęs, grįžta. Taip, didžiąją salę gal dar šiek tiek palikim, apžiūrėkim, ką turime aplinkui. Aš manau, net jeigu turėtumėm ir labai blogą orą, o ceremonija būtų suplanuota lauke, tikrai be problemų jinai galėtų įvykti čia. Nes išduosim Tautviui čia pirmas kartas dvare, tai čia dažnai šį būna saldus stalas. Žiauriai gerai, turime, nes vis dar, pavyzdžiui, jaunieji kartais būna, kur, o tai kur tortas? Tai tortą vis dar saugo pelėdžiokas, papugiokas. Papugiokas čia būna kavos aparatas, jeigu neklystu, čia vis dar žydinukai. Man tas žydinių vaibas šiaip labai labai fainas yra. Vis dar juokimės, mes dažniausiai statomės, didžėjais būna čia, nes yra kažkada pasistatęs čia, čia va toks prieš visus ir buvo toks, ir nuotaka eina, sako, bet tai žydinį uždengėt. Tai po karštų stalas atsivežė iš šonelį. Nes šiaip vietos yra daug, talpinama yra iki 100 žmonių, iki 100 žmonių, komfortabiliai apie 70. Čia šone dažnai būna užkandukai, nors žiogas yra buvęs renginys, šiaip čia yra galima statyti ir sceną čia, nes yra tokia niša, būtent jai, labai labai patogi. Man asmeniškai dar neteko statyti aparatūrą šioje pusėje, bet žinau, kad žmonės yra darę ir tikrai gražiai atrodo. Ir matau, kad yra Žalgirio mūšio paveikslas. Tai, šiaip, turiuomenį, duoda dvarai to tokio. Taip. Jo, kas svarbiausia, yra jauki salė. Tikrai būnam renginių, kur yra salė, kad ir nauja graži, bet labai nejauki ir būna keista. Čia visi paveikslai, užuolaidos ir žydiniai padaro labai didelį jaukumą. Kai mes kalbėjom Lomžirgį, turiuomenį, Hebra yra padarę gerai ir kitas man yra smagus dalykas, pavyzdžiui, kai būna šventės vietos, turi savo kėdės, ne? Ir jos būna tokios aktų salės, nepabijokim to. O čia, tikrai, tu gauni jau pritaikytą, autentišką dalyką tam. Tai kas daugiau mūsų laukia, nedaug žodžiaujant, dūmų, ribojimų kažkokių nėra, salė yra patogi, man labai patinka, nors aš pats gal pedantas nelabai esu, bet vos ne prieš pat einant svečiam būna proplaunamas grindys. Tai... Ir vienas svarbiausių dalykų, ko ir prašėte, kainos. 145 eurai žmogui, tokia yra kaina. Pirmadieniais, ketvirtadieniais 135 eurai, į tai įeina maitinimas, salės nuoma, personalas, bet sodybos, dvaro savininkės prašymų visada kontaktuokit ir klauskit dėl kainos, nes tiesiog čia aš manau, kad yra paminėtas tekstas, kad įmanoma biškį pasidaryti. O dabar Žiogas apibendrins apie Vyšnių dvarą. Vyšnių dvaras yra įtrauktas į 3 karalių renginių vedėjų playlistą ir į 1 arba 2 vietą, kiekvienas vedėjas renkasi jau individualiai. Mes šitoje vietoje dirbam labai mieliai ir džiaugiamės, kai užsakovai, jubiliatai, vestuvininkai, jaunieji ar įmonės renkasi būtent šią vietą, nes mums yra ramu. Kodėl? Todėl, kad jūs gaunate tikrai gerą personalą, kokybišką personalą, savininkė tiki to, ką daro ir džiaugiasi kiekviena jūsų švente ir pati sutinka svečius. Tai kokie yra išskirtinumai, kad šita vieta yra gyva vieta. Ir jeigu dabar atsitrauktų šiek tiek Tautvydas toliau ir pradėtų, koksai yra vaizdas į vidinį kiemą, jūs būsite patekę į tikrai
tokį Provanso stiliaus Prancūziją ar Italiją, tokį vaibelį, nors ten yra pačioje tokia faina pirtelė, va ten einu į pusėj, ten gali irgi toliau, kada žmonės apsigyventų, bet čia atvykę žmonės jaučia erdvę. Jie jaučia erdvę ir jaučiasi čia saugiai. Iš visų pusių yra miškai, gamta, jokių ribojimų ir svarbiausia jaukus, gražus dvaras, kuris suteikia lengvumo jūsų renginiui. Tai jeigu tektų rinktis, kur švęsti, tai manau, mes drąsiai spaudžiame šiai vietai like ir mielai čia su jumis sutiktume švęsti jūsų gyvenimo šventę. Čia projektas Kur švęsti, Tautvydas. Mes labai pabaigę, labai atsiprašau žiogai, tik tai apie laikus, nepaminėjome laikų, atvykti nuo 17 val. Bet įmanoma ir anksčiau, išvykti iki 12 val. Jeigu sekmadienis, 1 val. Kambarius laisvinti 10 val. Ryte, pusryčiai nuo 10 iki 12. O dabar vakarienė čia yra tikrai be galo nuostabi ir skani, tad mes Vadreliui siunčiame linkėjimus šefui, Jolantoj siunčiame bučkį, o jums, mėlyjeji, sakome, rinkitės Vyšnių dvarą. Projektas Kur švęsti, tęsia kelionės po Lietuvą. Ačiū ir iki. Važiuojam toliau, jeigu turit klausimų, rašykit.